nuo to, kad mažiau skaudės, mažiau neskaudės. Nu, bus taip, kaip bus, iš tikrųjų gali visai būti, bet iš esmės, prasme, protas jau apdirbinėja dabar, kad sumažinti smūgį, ale. Bet iš tikrųjų, tai, kaip sako, kiekvieną kartą šokant su parašiutu, ta baimė, jinai niekur nedingsta, tu tiesiog galbūt ryžtingiau tą žingsnį padarai, bet tai yra vis tiek pakankamai baisu. Nu, tai yra šuolis ir tu nesi garantuotas. Tikiesi, kad baigsis gerai, bet nesi garantuotas, kaip tai baigsis. Tai taip, daug realistinių tokių proto sukurtų baimių, kurios mums atrodo pakankamai realistinės, kad jas galima būtų išgyventi dabar, jos mums suėda tą dabartį, tą akimirką, kurioje nieko nėra šiuo metu, panašaus net į tai. Ir mes jau pradedam tame gyventi, nors nieko nevyksta. Ir iš esmės, ta baimė, jinai savotiškai ir prikausto, tai prišaukia. Netgi savotiškai mes pritraukiam, sukeldami savo įtampas, ruoždamiesi kažkam tai, smūgiui, sušvelninimui, mes galim kažkaip įsivaizduojamai, kad, taigi žinojau, taip ir dabar taip ir buvo, bet iš esmės mes transliuojam tą požiūrį, kaip mes jau matysim tą ateitį. Ir tas ateities sufokusavimas tokiu kampu, jis ir duoda tą tokią realybę, kurią mes matom.